Na ką, sveiki, gamtos, oranžinio sviedinio ir Nostra regionų krepšinio lygos gerbėjai. RKL pirmenybėse prasidėjo atkrintamosios varžybos, o jų starte nestigo nei staigmenų, nei stebuklingų metimų. Štai Joniškyje vietos delikateso veteranas Šarūnas Kulevičius maždaug iš 20 metrų kosminių metimų paskutinę rungtynių sekundę išplėšė pergalę savo komandai 1 tašku prieš Gargždų ekipą. Ir dabar serijos rezultatas lygus 1-1. Nepamirškime to, kad reguliariajame sezone Gargždai užėmė 5 vietą, o joniškiečiai buvo tik 12. Stulbina Raseinių krepšininkai, kurie jau 2 kart parbloškė Širvintų komandą. Reguliariajame sezone raseiniškiai buvo tik 11, o Širvintų ekipa 6. Beje, pirmosiose tarpusavio rungtynėse aikštės šeimininkai širvintiškiai realizavo tik 5 baudų metimus iš 19. Na, o reguliariajame sezone šiaip Širvintos abu kartus parklupdė Raseinius. Dabar Širvintų krepšininkams jau reikės griebtis rimto gelbėjimo rato. Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkams kiek netikėtai nervus tampo sparnus užsiauginę Kupiškio komandos žaidėjai. Kaune triumfavo VDU, tačiau Rokiškyje Kupiškio krepšininkai pasiekė revanšą. Jie beje įveikė VDU komandą ir reguliariojo sezono pabaigoje. Ir vienintelėje Druskininkų Akvilės ir Tauragės poroje pergalės šventė svečiuose žaidusi komanda. Tauragiškiai netikėtai užtikrintai 11 taškų skirtumų laimėjo Druskininkuose, na, o Akvilė per Marytės plauką 1 taškeliu nugalėjo varžovus Tauragėje. Taigi serijos rezultatas lygus 1-1. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape kapojasi klubai, kurie reguliariajame sezone užėmė 5-12 vietas. Kitų 4 komandų žaidėjai irgi nedrybso lovoje išvertę bambas. Jie dalyvauja lyderių taurės varžybose. Na ir pirmosiose rungtynėse Birštono Milasta principinėme derbėje 10 taškų persvarą nugalėjo Prienų Tikodentą. Birštoniečiai pačiupo kelialapį į pusfinalį, kur jų lauks turnyro šeimininkė Druskininkų Akvilė. Net ir pralaimėję prieniškiai neturėtų per daug liūdėti, jie dar gali pačiupti bilietą į pusfinalį, jiems tik reikės įveikti Šilalės Lūšies ir Klaipėdos LCC universitetų komandų pralaimėtoje. Ir turnyro kulminacija vyks balandžio 12 dieną Druskininkų sporto centre. Kviečiame visus. Na, visoms komandoms, aišku, linkiu pergalių atkrintamosiose varžybose, bet taip pat ir linksmų Velykų. Velykos, kaip žinote, yra vyrų šventė. Ir linkiu, kad jūsų kiaušiai būtų tvirti, ne tokie kaip šie.